Ir vėl matau, kaip žmonės panikuoja, kaip žmonės įbaugyti, kokie žmonės kvailiai. Atleiskit, kad vadinu kvailiais net savo bičiulius, kurie panikuoja dėl to, kad prezidento patarėjas ar kas ten pranešė, kad poligonas bus, kad viskas nuspręsta, kad priimta. Konstitucija tie pydarai pažeidinėja. Jei konstitucija pažiūrė, pas mus neturi teisės būti svetimos karinės pagal konstituciją, pas mus jie egzistuoja. Kiek jie patys pažeidė konstitucijos straipsnių, turi būti paskelbtos visum apkaltos. Jie turi būti apkalta ir turi būti sėdėti daugelis jų kalėjimuose. O jie sako, priimtas sprendimas ir mes jo nekeisim mes pervesim tuos vaflius, nes negaliu nesikeikęs, aš vadinu taip, kokie jie verti. Tai moraliniai pederastai, moraliniai įsigimėliai. Aš galiu akis pasakyti prezidento, galiu pasakyti patarėjų, tam krašto apsaugos neužagai liliputui su Napoleono sindromu, bukam visiškam, kurį mokyklų turbūt vaikai prievartavo per abudu galus, mušė gatvėse, jis dabar pasiutęs valdžią jaučiasi karalium. Visiškas niekalas, dugnas. Kaip asmenybė, jie visi dugnai, jie tik pareigų dėka dar turi valdžią. Nieko jie nebus to poligono, mes tokią sukelsim vajų tautoje, mes suvienysim taip tautą, tai žmonės suvažiuos ryšys prie medžių. Mes nedaleisim niekada, kad kažkokį padugnys spręstų už tautą. Vienas moralinis pederastas milijardą atiduoda, nesiklausęs iš tautos. Nerūpi tautos nuomonė, jau nesvarbu, kad kažkam reikės tuos pinigus gražyti, jam nereikės, jam reikės arba sėdėti kalėjime, arba kabot kartuvėse, kai bus perversmas, o bus jisai. Nes to perversmo jūs patys kviečiatės, jūs davesit tautą iki tokio lygio, kad jūs patys išprašysit to perversmo. Jūs manot, kad neateis tas rusas ateis, nes jau žmonės jau laukia. Jūs patys privertė žmonės laukti tų rusų. Nes žmonės jau vienintelė mato viltį, kad tik greičiau ateitų rusas. Aš nenoriu, kad ateitų. Ir daug kas nenori, bet kito kelio žmonės nemato. Nes ta betvarkė, tas chaosas, toks įsidirbinėjimas, toks visiškas tautos žmonių niekinimas, kad jau peržengė visas įmanomas ribas. Ir jau neina nesikeikti. Atsiprašau tų, kurie nemėgstat keiksmų, bet šioje situacijoje yra žmonės, kurių negalima pavadyti žmonėmis. Tai tik žmogaus pavidalė. Ir nesvarbu, kad jie užima aukštas pareigas, jie jau ne žmonės. Jie jau gyvuliai. Jie moraliniai įsigimėliai valstybės išdavikai. Jie turi sėdėti kalėjimus. Ir aš tikiuosi, kad ateis laikas, kada jie turbūt sulauks to, ko sulaukė. Kai kuriuose valstybėse reikėtų primyti Rumuniją. Buvę komunistai, buvę KGBistai, štai kas mūsų valdo, štai kas mūsų kontroliuoja. Aukštas ir gražus pederastas, moralinis komunistas. Kiek pas mus Grybauskaitė komunistai. Kiek dar pas mus komunistų, kiek KGBistų, kodėl užslaptinę KGB archyvus. Už tai, kad didžioji dalis jų KGB ir dirba, jie dirba Rusijai turbūt. Jie patys įdaro, kad Rusija ateitų. Ir šaukėsi jos. Nepasiduosim. Noriu nuramyti Kapčiaviečio gyventojus ir kitus, kurie nusivylėt. Tai taktinis ėjimas. Tai kaip užprogramavimas. Jie pasakė, nekeisim ir viskas. Ir galvoja žmonės, kad nekeisim. Konstituciją gali pakeisti, pažeisti. Tai ką jie negali pakeisti, to sprendimui turės įkeisti. Kai žmonės susivienys ir puls į kovą, jie turės keisti. Arba patys eis nuo valdžios. Bus kas suvienys, bus kas padės ir bus kas dirbs.